Gavau šaukimą į Kauno apskrities Kauno Dainavos policiją. O šaukimas dėl to, kad Nemunaičio seniūnas Rimas parašė į policiją melagingą skundą. Melagingą skundą ant Eugenijaus sesers Nijolės. Skundą, kad sesuo Nijolė paėmė iš brolio Eugenijaus asmens tapatybės kortelę, pasą, ir ją laiko. Niekada Eugenijaus paso pas mane nebuvo. Ir niekada nelaikiau paso. Pasas yra pas mamą. O pasas Nemunaičio seniūnui reikalingas Eugenijaus pasas, kurio tikrai negali prievarta paimti iš mamos, kad galėtų sutvarkyti slaptai padirbtą sprendimą 2024 m. lapkričio 18 dienos numeris SP 42/478. Sprendimas padirbtas slaptai nuo mamos ir sesers. Slaptai Eugenijus ir išvežtas nuo mamos ir sesers iš Alytaus ligoninės slaugos skyriaus. Mama ir sesuo iki dabar nežino, kurią dieną lapkričio Eugenijus buvo išvežtas. Seniūnas Nemunaičio slepia. O slepia todėl, kad Eugenijus buvo išvežtas prievarta iš Alytaus ligoninės slaugos skyriaus. Neišbuvo 120 dienų nemokamų slaugos skyriuje. Eugenijus patyrė tą dieną ir psichologinį smurtą, ir fizinį smurtą, nes jis buvo prievarta išneštas iš lovos ir išvežtas jam priklausė gulėti slaugos skyriuje iki lapkričio 29 dienos. Tačiau lapkričio 25 dieną nuvažiavus sesuo Nijolė Eugenijaus slaugos skyriuje nerado. Rado tuščią lovą. Kada Eugenijus
buvo slapta išvežtas. Iki šiandien nei mama, nei sesuo nežino. Kurią lapkričio dieną? Lapkričio 19 dieną sesuo Nijolė aplankė brolį Eugenijų. Jis dar buvo ligoninėje slaugos skyriuje. Šiandien yra 17 diena gruodžio. Tai visas mėnuo, kai mama ir sesuo nežino, kada buvo Eugenijus slapta išvežtas su slaptai padirbtais globos dokumentais. Kitą vaizdelį įdėsiu. Įdėsiu apie ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugų skyrimą ir kas turi sutvarkyti dokumentus į globos namus. Taigi, ne Nemunaičio seniūnas ir ne socialinė darbuotoja, nes Eugenijus turi ir mamą, ir seserį. Dokumentus tvarkyti gali socialinė darbuotoja ar seniūnas, kai žmogus yra vienišas ir neturi artimųjų. Bus sekantis vaizdelis.